Gyventi savo laike. Šis paveikslas kviečia susimastyti apie mūsų santykį su laiku ir realybė. Atrodo, kad vaikystė jau nutolusi, o kartu su ja ir paprastas pasaulio suvokimas. Į jos vietą ateina klausimai, kas kuria mūsų tikrovę, kas ją valdo ir kur šioje struktūroje esame mes patys. Kompozicijoje susilieja skirtingi pasauliai – kasdienybė, sapnas ir pasaka. Prie stalo sėdintys žmonės ir fantastiniai gyvūnai gyvena vienoje erdvėje, kurioje nebelieka aiškių ribų tarp realybės ir įsivaizdavimo. Zuikis su laikrodžiu tampa laiko tėkmės ir nuolatinės skubėjimo simboliu, primenančių apie trapų dabar momentą. Šalia esanti mergina tarsi stebi arba sapnuoja. Jos žvilgsnis nukreiptas ne tik į sceną, bet ir į vidinį pasaulį. Detalės kuria daugiasluoksnę prasmę, iš knygos išvažiuojantis automobilis, kaip kelionė per istorijas, patirtis ar pasirinkimus. Už sienos plaukiantis karūnuotas žaltys, galios paslapties ir pasąmonės ženklas, o pasislėpusi būtybė primena, kad net tai, kas atrodo baugu, gali būti artima ir saugu. Tai paveikslas apie laiką, kuris nėra tiesinis, jis fragmentuotas, sapniškas, pilnas simbolių ir vidinių būsenų. Jis kviečia ne tik stebėti, bet ir pajusti, kur esame dabar ir ar iš tiesų gyvename savo laike, o gal tik skubame per jį.